Pradedam antikorupcijos komisijos posėdį, žiūrime laikrodį, yra 16 valandų 3 minutės. Ir labai miela pasisveikinti po ilgesnio laiko. Ir pradėsim nuo pirmo klausimo, kaip ir buvo pas mus suplanuota, kad norime pasveikinti naujus narius. Labai džiaugiamės, kad pagaliau visuomenės atstovai įsijungė į mūsų komisiją po ilgokų ginčų ir sprendimų. Bet dabar mes jūs turime ir labai džiaugiamės. O kadangi didelių dovanų tai tikrai negalime teikti, tai teiksim jums mažas dovanas, kurios susijusios su mūsų komisijo darbu. Čia tokie skirtukai, kuriuos pernai mes gaminom iš moksleivių piešinių. Moksleivius visą laiką raginam, kad jie būtų aktyvūs šitai temai. Ir pagaminom skirtukus ir pakabukus. Ir dabar visi žinos, kad mūsų komisijos nariai yra labai stiprus antikorupcijos dalyviai. Tikimės jūsų nuomonių, balsų, dalyvavimo. Taip pat toks labai trumpas pirmas klausimas. Ir aš noriu pasakyti, kad aš būsiu įsijungus ausinukus ir jeigu jūs galite kalbėti mikrofoną, labai prašyčiau. Taip, antras klausimas taip pat labai neilgas. Tai dėl dalyvavimo metodinės pagalbos renginyje spalio 20 dieną savivaldybių antikorupcijos komisijų atstovams. Gavome kvietimą į renginį korupcijai atsparios aplinkos kūrimas savivaldoje ir antikorupcijos komisijų vaidmuo. Ir spalio 20 dieną kviečia po du antikorupcijos komisijų narius iš visos Lietuvos. Ir galima buvo pasirinkti vykti į Kauną arba į Vilnių. Bet ta diena, kada vyks Kaune, iš tikrųjų aš niekaip negalėsiu dalyvauti, tai pasirinkom Vilnių. Ir dėkoju komisijos nariai Jolitai Koriznienei, kurie ketina palaikyti draugiją ir mes du mūsų komisijos nariai vyksim į šitą susitikimą dalyvauti. Aš tikiuosi, kad jūs pritarėte, ar čia reikia balsuoti. Taip, tai ir mes čia diskutavom ilgokai, ką mūsų komisija galėtų padaryti daugiau. Tai pagal trečią klausimą dėl renginių rajono mokyklose mes turėtume pakalbėti ir pasitarti. Iš tikrųjų, ko iš komisijos narių norėtųsi, gal ir man iš savęs pačios taip pat, tai mūsų didesnio galbūt tokio bendravimo, bendradarbiavimo, pasitarimo, kad žinotume vieni kitų nuomonės kažkokiu tai klausimu, ką mes galim padaryti, kaip galime prisidėti. Ir aš siunčiau laiškelį į mūsų grupę, tikėjausi tikrai didesnio aktyvumo, negavau. Vieną tik tai laiškelį gavau iš mūsų viešnios, kuris šiandien yra, aš tiesiog nepasakiau, kad svečio teisėmis dalyvauja antikorupcijos specialistė Vaida Linkienė. Ir jos siūlymai irgi visada būna labai svarūs ir reikalingi, ir dalyvavimas taip pat. Tai gavau keletą pasiūlymų, bet tikrai labai norėčiau, kad visi aktyviau pagalvotume apie mūsų planuojamus dalykus ir pareikštumėt savo nuomonę, dalyvavimą, kad galėtume iš tikrųjų išsigryninti visą tai. Tai buvo toksai sprendimas ir šiemet galvojom truputėlį daugiau pabendrauti su rajono mokyklom. Dabar yra numatyti 2 renginiai su Kelmės profesinio rengimo centro moksleiviais ir kolektyvu. Tai viena iš jų, galbūt Nemira galėtų labiau papasakoti, kaip planuoja ir kada. Labą dieną. Labą dieną visiems dar kartą.
Tai sveikinimai naujiem nariam. Džiaugiamės, kad pasipildėt. Prašom. Ir tuomet, mano matymas toksai būtų tai 21 dienai, tai būtų spalio 21 diena, antradienis, Tytuvėnų skyriuje, Kelmės profesinio rengimo centro. Padarysim tokią vieną pamoką, kurioje dalyvaus jau suaugę žmonės, kurie turi testinės studijas ir tiesiog, kadangi 45 minutės pamoka trunka, tai prašysime, kad jūsų, Janina, kad trumpai, taip kažką glaustai, jūs žinot, ką papasakoti, pristatyti, kaip kas. Ir tuomet matymas yra toks, kad tokia kaip žaidimo forma situacijom paskirstyti tiesiog grupelėmis ir įsitraukti situacijas ir tai galėtų būti diskusijų ir po to toksai bendras pristatymas ir gal toksai, gal galėtų būti suvaidinimas kita komanda prieška turėtų pasakyti, kas buvo per situaciją. Tai tiesiog dar toks diskusijų jo. Taip. Tai labai kviestume, jeigu galėtumėte gal prisijungti, kas arčiau, ir Irma, ne. Supratau. Aš iš tikrųjų tai kvieščiau daugiau komisijos narių, kad prisijungtų ir vyktume kartu. Gal ir Vaida gal palaikytų kompaniją mums, ar ne? Labai. Tai dabar dar pagalvokime apie tai, ko reikėtų, sakykime, šitam renginiui kažko. Tada aš, kadangi mes turim tokius gražius knygų skirtukus ir pakabukus padarę, tai tikrai paprašyčiau jų atsivežti, kad būtų galima visiems dalyvavusiems padalinti. Bet tai nebus konkursas, ar tai būtų kaip konkursas? Ne, tai nebus konkursas. Tai tokia Kaip? Sakykime, apie 20, iki 20. Taip. Ir ačiū, Nemira. Toks pat renginukas turėtų įvykti ir Kelmės profesinio rengimo centre, bet jie dėl laiko dabar jau lapkritį tik tai ketina, bet manau, kad laiko tikrai ganėtinai mes turim ir tada dėl lapkričio numatysim datą, kada jau jie galės, tada paskelbsim. Tai kaip ir daugiau nieko ir nereikėtų, tik tai išminties sugalvoti dabar šitos klausimus. Aš laiškelį rašiau, kad pasiūlytumėt po keletą klausimų antikorupcijos, korupcijos tema, skaidrumo ir taip toliau. Galima iš tikrųjų čia plačiau pagalvoti ir gal galima ir situacijų pasiūlyti. Tai vis tiek tas mano prašymas galioja ir toliau. Labai prašau, rašykit į mūsų bendrą adresą, kad galėtume pasitarti. Tikrai padėkim vieni kitiems, nes niekas nėra vienas toks išmintingas, kaip mūsų iš tikrųjų daugiau, kai susirenka jėgos. Tai labai kviečiu nenusišalinti ir dalyvauti kartu. Ir kitas mūsų renginys būtų visada pasitinkant tarptautinę antikorupcijos dieną. Mes darome vieną kažkokį svarbesnį tokį renginį ir jau yra buvę ir komiksų kūrimas buvo moksleiviams ir piešinių, plakatų. Tai iš tikrųjų, mes matome prasmę tame, kad jauniems žmonėms yra kalbama apie tai. Ir tikrai tie, kurie dalyvavo, tie, kurie kažką piešia, tie, kurie galvojo tą temą, jie tikrai neliks abejingi ir turbūt ir kitiems pasakys ir įjungs. Tai mūsų jau čia buvo praeituose posėdžiuose kalbėta apie tai, kad šiemet gal padarykim protų mūšį jaunimai, mokykloms. Ir čia reikėtų iš tikrųjų pakviesti vyresniųjų klasių mokinius ir taip pat, kad ir profesinio rengimo centro mokiniai galėtų įsijungti atitinkamai pagal amžių, ar ne?
Tai jūs esate gavę nuostatus irgi, Vaida yra išsiuntusi. Tik tai prašymas irgi peržiūrėti ir pagalvoti, ką reikia patobulinti nuostatuose, kad iš tikrųjų mes patys savo padėtume, kai reikės organizuoti šitą. Dabar dėl pačio organizavimo protų mūšio datos mes dar nenumatėm, bet tai gali būti gruodžio pradžia arba gruodžio 9 diena, jau tarptautinė antikorupcijos diena. Tai kaip dabar mes turim pagalvoti visi, ar mes iš tikrųjų renkamės gruodžio 9, kokia tai savaitės diena, kas žinot? Jeigu antradienis, tai biblioteka negalėtų. Antradienis būtent. Tai biblioteka tikrai negalės, nes jie turi tradicinį protų mūšį. Nebent mes, jeigu darytume dieną, o jų protų mūšis būna vakare. Ar būtų gerai, jeigu mes darytume dieną, tai mokiniai mokyklose bus, kažin dar gerai. Kaip galvojat? Ir taip gali būti negerai. Sakykime, jeigu mokyklos dalyvauja, tai kaip ir turėtų mokinius išleisti į protmūšę, ne? O po pamokų, tai tikrai nemanau, kad mokiniai susirinktų. Taip. Aš to jau paklausiu Nijolės, ar dieną jie galėtų organizuoti, tą pačią dieną. Iš tikrųjų, didelis krūvis daryti du proto mūšius. Klausau. Sveika, Nijolė. Dabar iškilo toksai klausimas. Gruodžio 9 diena yra antradienis, o jūs darote tą tradicinį savo protų mūšį. Gruodžio 9, jeigu darytume. Mes darom vakare nuo 7. O jeigu mes darysime dieną, tai jums tiktų, ar ne? Taip. Tiktų tada. Tai ačiū labai. Gal tada mes ir galim suplanuoti 9 dienai. O jūs čia kelinta valanda būtų po... Kaip? Tai būtų diena kažkaip tai... Ar po pamokų, ar pamokų metu, kaip jūs galvojate? Pamokų metu? Tai koks tai būtų laikas tada? Minutėlė. Koks tada tinkamas laikas būtų? Gal mes pirmą Janina pasiderinam ir tada perskambinsim tiesiog, kad būtų galima. Tai tada pakalbėsim iš naujo. Aš pasakysiu dėl laiko, ar gerai. Vis tiek, tai būtų jau diena darbo metu, mokinių pamokų metu. Bet čia iki pietų neaišku dar, ar ne? O po pietų jau netiktų, ar ne? Tiktų ir po pietų. Tarp 12 ir, žodžiu, nuo 12 kažkada tai. Aš dar Janina, truputį atsiprašau, aš pasižiūriu. Gruodžio 9. Gruodžio 9 gali tik tai nuo pietų, nes Rolandas turi mokymus iš ryto. O nuo pietų tai būtų 1 valanda? Ar tai būtų 1 valanda? Tinka? Ar 1 valanda tada būtų? Čia manęs klausia. Taip. Tai gerai 1 valanda. Ar gerai, 1 valanda? Gerai, ačiū tada labai. Gerai. Tada 1 valanda. Ir dabar, taip, su biblioteka yra suderinta, jie sutinka, su direktorė kalbėjau. Ir dabar pasakysiu, kaip visą tai atrodytų, nes kalbėjau su Nijolė Kančiauskienė, kurie veda proto mūšius ir mums iš tikrųjų būtų didelis palengvinimas, kad tai darytų žmonės, kurie gerai tą moka ir daro. Ir mums reikėtų tik tai dalyvauti, aišku, irgi nenusišalinti ir dalyvauti, galbūt ten pagelbėti, ar tai kažkokia komisija, kai bus, čia eigoj viskas bus aišku tada. Tai taip, viską biblioteka duoda ir, žodžiu, ir žmonės, kurie veda, ir aparatūra, ir stalus, viskas puiku. Vyktų taip,
būtų 5 turai. 5 turai po 5 klausimus. Vienam klausimui atsakyti 1 minutę. Taip pat galima vieną turą daryti su pasirinkimo variantais. Žinot, kokią renkiesi, ten A, B ar C variantą. Gali būti ir toksai. Tada po kiekvieno turo yra susumuojami rezultatai ir yra paskelbiama. Žodžiu, dalyviams išdalijami lapeliai, nes ne su planšetėm viskas vyksta, bet, žodžiu, taip yra geriau, kad neatsitiktų kokių nenumatytų dalykų, žinot, kai kažkas sustoja ir paskui negali tęsti toliau. Mums reikėtų paruošti skaidrės, arba jau jeigu mes nesugebėtume paruošti, tai prašyti vėlgi bibliotekos, kad paruoštų. Taip, tai dabar turime nuspręsti, kiek dalyvių gali būti. Iš tikrųjų, geriau apsispręsti konkrečiai. Gali būti nuo 5 iki 6 ir netgi maksimum iki 7, bet turbūt geriausiai yra konkretų skaičių pasakyti, ar ne, nuostatuose. Tai jeigu būtų siūlymas 5, ar kaip jūs žiūrėtume, tinka, ar ne? 5 dalyviai, 5 komandos, gali būti 6 komandos. 6 komandos, sakykime, ar ne? Galiausiai tai priklausys nuo to, kiek bus mokyklų, ar ne, kiek bus pageidaujančių dalyvauti. Ir tada, taip, 6 komandos po 5 dalyvius, po kiekvieno etapo vertinimas, kaip sakiau. Ir būtinai komanda turi turėti pavadinimą. Ir dabar, iš tikrųjų, jau daug ką pasakiau, bet dar kviečiu visus peržiūrėti nuostatus ir savo pastabas parašyti, gerai? Ačiū. Galiu paklausti? Taip. Tai dabar mes turim nusimatyti, kokio amžiaus, kurios klasės dalyvautų. Aš manau, kad vyresnė čia turi. Nes jeigu, sakykime, norėtumėm įtraukti profesinio rengimo centrą, gal 9-10, nes dabar tai, sakykime, susirinks, bent jau pas mane testinės vyresnio amžiaus, ne žmonės. Tai jie tada jau negalės dalyvauti protmūšyje. Kokio amžiaus jie yra? Tai gal ne čia dalyvauja, kodėl negali. Bet nelabai lygės jau jėgos bus, tada bus ten 9. Čia tokia tema. O jeigu mes jeigu nenurodytume kokio amžiaus, jeigu gali būti mišri komanda, negali būti. Tai, sakykime, nuo kažkelintos klasės iki... Nebus gerai. Nebus gerai? Kodėl nebus gerai? Na tai gerai. Tai kaip sprendžiam tada? Kas klausimus ruoš? Komisijos nariai. Tai, kas organizatorius tada klausimų? Ir nesunku tada, kad visom grupėm atitiktų klausimai. Nesuaugusiam tu gali, sakykime, kažkokį kitokį padaryti, o čia... Tai iš tikrųjų tas prašymas, kad paruoštume klausimų, jisai būtų labai gerai, kad jau kažkiek dabar mes paruoštume tų klausimų susitikimams su mokiniais. Gali tie klausimai ir kartotis protų mūšį, nieko čia tokio. Ar ne, Nemira? Gal jeigu, sakykime, kaip mokykloje, ne dabar, kai tą susitikimą darysime, tai gal tiesiog net neklausimai, čia bus tokios kaip situacijos, ne? O protmūšyje, tai turėtų būti jau klausimai, konkretus klausimai. Ir jeigu sakėm, tada su variantais dar vienas, ne, galėtų būti jo su variantais, tai šiek tiek kitaip. Ir netgi variantai būtinai turėtų būti, todėl kad paskui labai sunku įvertinti, ar teisingai atsakė, ar neteisingai atsakė.
ar ten žiūrim ir paskui prasideda variacijos, tai duoti, tai gal pusę taško galima duoti, gal ten kažkiek tai. Tai kai yra paruošti atsakymai ir tada pasirenka tik atsakymų variantus, tai žymiai patogiau tada yra, nu, tiesiog sąžiningiau suskaičiuoti nugalėtojus. Tai ar mes galim numatyti kažkokį laiką konkretų, kiek mes čia laiko dabar dar pastabas pateikiam dėl nuostatų ir kiek laiko skiriam, sakykime, variantų ar klausimų paruošimui. Galim nusimatyti? Jeigu labai netempti laiko, nes visą laiką, kai jau tempėsi tas laikas, tai jisai toks ir pasidaro, kad gal rytoj. Tai gal numatykim tą laiką, kada mes galėtumėm. Logiškai. Na, nuostatus peržiūrėti, taip teisingai. Nuostatus peržiūrėti dabar, nes jums reikalingas pavadinimas, klasę nuspręsti, kokie laikas, kaip jau yra aišku, komandų nariai aišku, komisija, kas bus komisija, prizinės vietas, kiek apdovanojat ir kokie prizai. Jau nuostatus aš pakoreguosiu tam, tik tai svarbu susiųskite, jeigu kas. Jo, nuostatus tai tada per spalį, o klausimam per savaitę. Nu, klausimam tai jau kito, sakykime, iki vėliau jau ten galima. Mums reikia dar bendro to protų mūšio pavadinimo tokio. Kaip dabar Nemira siūlė pavadinimą. Čia gal aš netiesiogiai proto mūšiui, čia kaip... Žinau, kad Jo, tai čia toks buvo mano pamąstymas, sąžiningumas ir atsakomybė profesinėje veikloje, kadangi čia bus profesinėse mokyklose, ne, ir tokiem žmonėm jau su profesija besimokantiem. O dabar vat kalbam, kad proto mūšiai ne, jis toks turi būti kitoks, tai turim per spalį, per tas 2 savaitės nuostatus susitvarkyti. O klausimus galėsim ir iki lapkričio, kokiu dar 2 savaitės iki vidurio. Dėlioti. Gerai, bet nepamirškim irgi, kad įsipareigojom. Aš manau, kad gal susitiksim mes savo erdvėj ir iš tikrųjų pasiraginsim. Ką čia dar turėčiau pasakyti dėl protų mūšio ir dėl prizų. Kiek mes tų prizų? Mes gal vėliau nusimatysim, ar ne? Tai nesupratau. Už tą, ką čia tvirtinat balsuoti. Balsavimas. Nenoriu sakyti. Tai mes dabar turim balsuoti dėl kiekvieno klausimo? Taip. Tai turėčiau suformuluoti, dėl ko mes balsuojam. Tuomet balsuokim apskritai dėl protų mūšio organizavimo gruodžio 9 dieną rajono moksleiviams. Keliam. Vienbalsį. Mes neturim išskirti daugiau klausimų, ar ne? Dėl nuostatų ir dėl iki 15 klausimų. Tai galbūt tada dar reikėtų pasitvirtinti sprendimą, kad dėl nuostatų per spalio mėnesį turėtumėm pateikti pastabas. Ir tada antras dar sprendimas, kad klausimų projektus pateikti iki lapkričio 15. 14, taip.
taip pat. Taip pat balsuojam, ar ne? Dėl šitų dalykų. O dėl prizų mes šiandieną tarėmės ar tarsimės vėliau? Tarėmės taip pat. Tai mūsų komisija yra skirtas 1000 eurų ir turim jį tikslingai išleisti. O pagrindinis dalykas bus skiriama protų mūšio dalyvių apdovanojimai. O kaip dabar siūlytumėt, ar siūlom šiandieną, ar kaip tai bus apdovanojami, ar tarsimės iš naujo dar? Ir kokią sumą skirtume, sakykime, protų mūšio žaidimui, nugalėtojų apdovanojimui, o kokią dalį mes paliktume dar pasigaminti mūsų atributikai. Ir buvo siūlymų, kad mes galėtume pasigaminti dar tų pačių pakabukų, galėtume galbūt pagaminti puodelių, galėtume pagaminti atšvaitų. Čia Vaida geriau žino ir gal tu gali parodyti. Žinot, mes turim šitos lipdukus ir jie visai tiktų daryti atšvaistui. Ir Vaida, tu domėjaisi ir ar galėtum papasakoti, kokie jie siūlomi yra? Domėtis tai domėjausi arba tuos su kietesniais, arba su minkštesniais. Tai tik tai kol kas negavau atsakymo, kiek jie kainuotų. Ir aišku, priklausytų nuo kiekio. Kiek čia tada sakyčiau, kad nusimatyti tą sumą, kokią išskiriat iš to 1000 ir vykdyčiau pirkimus. Tai gal pirmiausia mes galėtume tada maždaug paskirstyti, kiek mes lėšų skirtume protų mūšio renginiui, ar ne? Ir tada kiek lieka, mes galėtume pasigaminti dar atributikus. Kokie siūlymai būtų? Kiek mes skiriam praėjusiais metais pirmas 3 vietas, ne? Ir buvo po... 2 buvo 100 po 100... Antras vietas po 100 buvo 251 vieta ir 3 vieta 50 buvo. Ir dar paguodos buvo... 50 buvo. Tai gal ne, paguodos buvo kažkas kitas. Tai mes 300 išleidom? Mes jo. 300 to mane. Ir daugiau tos pakabukus pasidarėm dar. Pakabukus, skirtukus vadarėmės iš tų pačių skirtukų dar turime. Pakabukų tai kaip ir 40 vienetų dar yra. Tai va, 20 jau atsivešit atvažiuojant, dar 20 paliks kitam profesiniam centrui, ne? O nežinau, dėl atšvaitų, iš tikrųjų vaikai ar norės tokių atšvaitų, o suaugę ar tiek nešioja, nežinau. Čia tiesiog gertuvės arba puodeliai, ir irgi gali būti tas pats ženklas uždėtas. Tai kaip iš principo dabar dėl pinigų sumos, sakykime, dėl protų mūšio renginio, kiek siūlom? Kiek mums reikėtų, jeigu 6 komandos, po 5 žmonės, nesvarbu. 6 komandos, yra vietos čia svarbu. Dar aš. Tai pirmos 3 vietos galėtų būti piniginiai apdovanota, kokio mes tą išraišką ten galim, ne? O visiems kitiem dalyviam tai tikrai gal reikėtų puodelius padaryti su tą atributiką ir visiems tokie simboliškai, ar ten gertuvės, nežinau, kas galėtų būti, kad jau simboliškai padalint, ne? Kad kiekvienas dalyvis gautų, ar ne? Mhm. O vietų tada, kiek mes vietų, vis tiek... Vietos 3? Kiek? 3. Mhm. Tai kokią pinigų sumą mes skiriam? Dabar žiūrėkim pirmą piniginės, kiek pinigiškai skirsim, o tada jau tam puodeliai, jau tada iš tų likusių pinigų darysim. 500 galim nusimatyti.
Bet 300 gal ne 300 gal. Galima padaryti 200, ta prasme, kad procentuojasi. 200, 150. Tai O, aš irgi tą patį žadėjau pasimti. pirma vieta. Kiek? Pirmą vietą sakom, kad 200, antra vieta 150, trečia vieta 100, ane? O trečia? 100. Dar toksai siūlymas. Taip, kad pirma būtų 250, antra. Tai palaukit, pirmininkė, pirmą 200, 500 padaryti. 200, 150 ir 100. Ir likusiams 3 komandoms, kadangi po 5 dalyvius, tai kad būtų visiems po 10 eurų. Tai visoms likusiams komandoms už dalyvavimą po 50 eurų. Aš taip galvoju. Taip galvojat? Podelis tada gertuvė. Gal visai nieko negauti yra neįdomu, bet jeigu gaus podelius, tai nėra taip blogai. O aš manau, kad tiem, kurie ten 4., 5 vietas užėmė ar 6, skirti tuos podelius arba diplomus dėl dalyvavimą kažką tai suorganizuoti. Mano būtų. Nu, gal tikrai tie podeliai gerai, kiekvienam po podelį. Ką Jolita galvoja? Aš tai galvoju, kad tos likusios komandos dalyvavusios, tai tikrai gerai simboliškai mūsų kažkokie tai suvenyrai ar tie patys podeliai, ką jau mes pagaminsim. Tik tai klausimas dėl 1., 2., 3 vietos, tai ar nuo 200 ar nuo 150 startuoti, nes realiai, net nežinau, iš tikrųjų renginys nebus labai kažkoks tai didelis, tai man atrodo gal 150 gal užtenka. Kaip ir pernai išlaikytumėm tą tokį nuoseklumą ir jo labiau, jeigu čia valandos trukmė, ar ten grupiai komandai 5 vaikai, tai lyg nežinau, ar tada tos sumos tokios labai jau proporcingai protingos, tai nežinau, čia aš palikčiau komisijai spręsti, ar nuo 150 ir į apačią, ar nuo 200, kaip dabar siūloma. Bet ir 150, man atrodo. Tada būtų 150. 150, 100 ir 50. Ir tada mes iš tikrųjų galim tuos pačius podelius mes galim padalinti lygiai taip pat ir tiem 1., 2., 3 vietos laimėtojam. Tai man atrodo gal visiškai. Aš pritariu Jolitos pasiūlymui. Tada būtų 300. Tai gerai, mes dabar turėtume tada užtvirtinti nuomonę, ką siūlom. Ar yra dar siūlymo? Ar yra? Ne, tai turbūt iš to, kiek diskutuojam, turbūt siūlymas liktų tas paskutinis toks, kad visiems dalyvavusiam po simbolinę nedidelę dovanėlę, kurią gaminsim, ir tada 1 vieta 150 eurų, 2 vieta 100 eurų ir 3 vieta 50 eurų. Ką galvojat, ar galim balsuoti? Galim? Taip, tai liekam prie šitos nuomonės. Ar kitaip galvojai, Vaida? Ne, viskas gerai man. Tik tai dabar nusimatykit, kiek pakabukų dar reikia tų raktų, tada podelius ar gertuvės, ką reikia, nes man tas aktualu būtent pirkimui, kadangi protokoliniu tada tuo sprendimui pareigosit, kad aš vykdyčiau tos pirkimus. Bet mes galim tik tai dabar tik pasirinkti, nežinom, kiek kainuos. Kiek, ta prasme, kiek, negalim. Tai bent jau ką tada? Tik tai ką, jo. Dar norėčiau paklausti, o tai keliose mokyklose vykstas renginys? Vienoj ar 2? 2. Tai jeigu 2, tai tada 2.
Ne, čia vyks centriniai bibliotekoje ir taip, ir kiek dalyvaustų, jeigu 6 komandos, tai 6 tada skirtingos mokyklos. Gali būti, gal ir tos pačios mokyklos bus 2 komandos. Nu, kažkaip, ta prasme. Jo. Ir nuostatuose būtinai reikia nurodyti irgi, kokio amžiaus mokinius mes renkam į šitą renginį. Kad nebūtų klaidos ir kad galėtų visi irgi be skriaudos dalyvauti tada, kas norės. Tai taip, renkamės gertuves, puodelius, pakabukus. Pakabukus reikia pakartoti tik tai, mes juos pernai gaminom bet jie tokie einantys yra, tai gal visko po truputį, ar ne? Kaip galvojat? Gal, Vaida, galima tada, kai sužinosim kainą, tada galima pasirinkti, kiek mes ko norim gaminti, ar taip? Preliminariai, nežinau, kad kaina būna nuo to nuo kiekio. Jeigu daugiau imsi, tada pigiau ten. Jeigu mažiau, vėl ten išeina. Nu, sakau, nežinau, kiek tas maždaug plius minus tas vienetas kainuos, tai kokį tą emblemą uždėti, nes maketavimas plus įeis, nu tai tą užklausiu, aš tada vis tiek parašysiu. Ir vėl, ar mes iš tikrųjų galim susirašyti ir pasitarti, ar ne, tai prieiti nuomonės kažkokios. Tai tuomet visai nemaža suma lieka, ar ne, mums šitiems gaminiams, bet kiek kainuos mes nežinom. Bet vis viena mes žodžiu gaminam priemonės, kad paskui galėtume galbūt kitais metais važiuoti į daugiau mokyklų ir tikrai bus reikalinga moksleiviams įteikti arba kituose renginiuose irgi. Tai yra labai reikalinga ir gerai. Tai dabar mes dar kartą balsuojam už tai, kad likę pinigai būtų panaudoti mūsų padalomai medžiagai. Tai kviečiu balsuoti. Ačiū. Tai šiuo klausimu galbūt ir daugiau nebeturim ką pasakyti, ar ne? Ar dar turit kas nors? Tikrai labai kviečiu dalyvauti aktyviai, peržiūrėti nuostatus ir savo nuomonę pasakyti ir labai kviečiu sudalyvauti klausimų užduočių rengime. Tikrai labai lauksim visų. 5 klausimas dėl Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimo. Tai kadangi tai vyksta 9 dieną, tai mes visada taip ir taikom, kad mūsų šitas renginys būtent ir bus skirtas antikorupcijos dienai. Tai tuo pačiu, jeigu sugalvosim daugiau kažkokių svarbių mums tai dienai dalykų, tai čia irgi eigoje visą tai atsiras. O iš tikrųjų tai vėlgi tai ir bus šventė, mes pasveikinam moksleivius ir jų mokytojus. Ar turit kas nors kokių minčių daugiau? Tai tada kviečiu balsuoti už tai, kad gruodžio 9 dieną ir būtų paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena tą pačią progą. Ačiū. Ir 6. Kiti klausimai. Tai dabar galim padiskutuoti ir pakalbėti, kas turit kažkokių įžvalgų ar pastabų, ar norų kažką kalbėti. Dabar dar turėčiau, išsiėmus savo ausines, pasveikinti mūsų dar vieną narę atvykusią, Gitaną Gužauskienę iš Kukečių seniūnijos. Ačiū prisijungus prie mūsų komisijos ir čia yra mūsų produktai. Įteikiam jums. Ačiū labai. Tai visada iš tikrųjų norisi, kad mes susirinkę turėtume minčių, norisi, kad iš tiesų galėtume kažką tokio reikšmingesnio ir dalykiškesnio nuveikti.
Tai tam reikia mūsų visų aktyvumo ir pasitarimo. Tikėkime, kad atėjęs ruduo leis mums susikaupti ir nuveikti darbus, kuriuos esam užsiplanavę. O šiandieną tuomet sakau ačiū visiems ir galbūt mes susirašinėdami ir susitarsim dėl kažkokio pasitarimo, kuris mums bus reikalingas, galbūt nebūtinai daryti posėdį, gal tiesiog prašysim susitikti. Ačiū. Ir posėdis baigiamas.